Tai kaip uždirbti tą pirmą milijoną? Šiandien pakalbėkime apie principus ir veiksmus, kurie man padėjo uždirbti ne tik tais pirmą milijoną, bet ir antrą ir trečią. Tad jeigu pasiruošiam, neriam į šitą vertingą informaciją. Ką super svarbu yra suvokti, kalbant apie uždirbimą milijono ar didesnių pinigų sumų. Tai ne tiek svarbu yra, ką jūs darote, kiek svarbu yra, kaip jūs mąstote. Visų pirma, kaip jūs mąstote, taip jūs ir elgiatės. Kaip ir elgiatės, tokie yra tinkamai rezultatai. Taip kad šiandien ir šitame video, kurį aš labai rekomenduoju pažiūrėti iki galo, aš nuoširdžiai pasidalinsiu ne tik tai savo veiksmais, ką aš dariau, bet ir tai, kaip aš keičiau savo mąstymą per tos 20 metų, kol aš dirbau aktyviai versle, kai pradėjau tik investuoti ir kaip atrodė visa ta kelionė nuo padavėjo darbo iki dabar investuotojo ir finansinės laisvės. Tai pirmas dalykas, jeigu norite uždirbti milijoną, ką reikia pasidaryti ir ką reikia turėti, tai yra turėti savo viziją, kitaip tariant, kryptį, tikslą, tikslus, kur jūs norite nukeliauti, kur jūs norite nuvažiuoti, kuo jūs norite tapti, kitaip tariant, turėti svajonių tam, kad tie pinigai, tas milijonas pas jūs ateitų. Ir šitoje vietoje aš labai rekomenduoju, ne tik, kad labai rekomenduoju, primiktinai prašau jūsų, pasidarykite vizualizacijų lentą. Štai tokį dalyką. Kas tai yra? Tiesiog tai yra lapas toje vietoje, kur jūs praleidžiate, nežinau, kažkiek tai laiko, pavyzdžiui, štai čia yra mano svarstyklės, kompozitinės svarstyklės, kur aš pasisveriu kiekvieną rytą, tiesiog įprotis toksai, pasisverti ir pasidaryti savo kūno analizę. Ir kol aš darausi tą kardiogramą ir svorį matuojuosi, aš žiūriu į savo vizualizacijų lentą, kur yra sudėlioti dalykai, tai yra tai, ką aš noriu pasiekti. Ir dabar sakysite, Žilvinai, nejaugi tu taip darai, ta prasme, tu susiklijuoji paveiksliukus ant lentos, žiūri juos ir tie dalykai atsiranda pas tave gyvenime. Exactly, būtent taip aš ir darau ir tai veikia. Ir tai yra mano nauja vizualizacijų lenta. Jeigu pasižiūrėsite, štai čia yra mano senoji vizualizacijų lenta, kur jau dalis nuotraukų yra nuimta, dėl to, kad perklijavau į tą pačią vizualizacijų lentą, bet aš turiu džiudžitsu mėlyną diržą gavus visai nesiniai, aš turiu naują Porsche 911 automobilį, nukeliavom visas šitas keliones, kitaip tariant, tą, ką buvau suplanavęs, ką sudėliojau savo vizijų lentą, ne viskas 100% išsipildė, bet didžioji dalis dalykų išsipildė. Ir žinutė yra tokia, kad būtinai skirkite laiko kiekvienais metais savo tikslams ir savo vizualizacijų lentai. Tai yra super svarbus dalykas. Aš šiandien neišpasakosiu valandos laiko, kodėl yra tai super svarbu. Tiesiog mano YouTube kanale galite susirasti video tikslai 2.0, pavyzdžiui, 2.5 ir pažiūrėti visą seminarą apie tai. Bet pirmas dalykas, pasidarykite savo viziją, kuri jūs įkvėptų, motyvuotų siekti to milijono, nes kai turite kam tos pinigus išleisti, tada ateina ir tie pinigai. Sekantis principas bus kiek kartokas nuryti, bet tiesa yra ta, kad kiekvienam iš mūsų duotas buvo skirtingas startas. Vieni gimėm vienoje valstybėje, kiti gimėm kitoje valstybėje, vieni gimė aukšti, kiti gimė žemėje, vieni turėjo vienokius tėvus, kiti kitokius tėvus, skirtingas šeimas, skirtingas patirtis, skirtingą auklėjimą. Kitaip tariant, nė vienam iš mūsų nebuvo duotas tas, vadinkim, krepšelis toks pat kaip ir kitam žmogui. Kitaip tariant, kiekvienas iš mūsų turim skirtingą startą ir tenka su tuo susitaikyti. Nepaisant to, kad turim skirtingą startą, kiekvienas galim pasirinkti, kokį finišą mes pasieksime. Taip kad jeigu tu tiki, kad kaltinimas savo tėvų, savo aplinkos, savo darbdavio ar, nežinau, dar kažko tai antros pusės padės tau pasiekti išskirtinai gerų rezultatų, tu labai stipriai klysti. Vienintelis, kas yra atsakingas už tavo rezultatus, esi tu pats. Ir tą atsakomybę reikia prisimti. Taip kad startas, nors ir buvo visų skirtingas, finišą renkiesi pats. Reiškia, lygiai taip pat kaip kokiam žaidime. Nes mano galva, gyvenimas yra labai panašus į kompiuterinius žaidimus. Nepaisant to, kokį tu gavai tą character arba tą avatarą savo žaidimo pradžioje, kokius jis turėjo skillsus ir įgūdžius. Nepaisant to, koks jis buvo pačioj pradžiai, žaidžiama žaidimą, jeigu laikaisi žaidimo taisyklių, tu gali vystyti savo tą žaidėją, tapti geresniu ir pasiekti norimą rezultatą. Galbūt tau užtruks truputėlį daugiau negu kitiems, galbūt bus kelionė sudėtingesnė, bet ką noriu pasakyti, kad visą tai gali padaryti ir visą tai padaryti yra verta.
Taip pat dažnas to nesupranta, nors yra girdėję, bet norint pasiekti išskirtinai gerų rezultatų, uždirbti tą patį milijoną, visų pirma turi investuoti, o po to tai gausi. Na, paimkime, kad ir paprasčiausią verslą sugalvoti atsidaryti kavinę. Tai visų pirma, jums reikės išnuomoti patalpas, pasamdyti žmonės, nusipirkti maisto, pagaminti patiekalus, išleisti pinigų marketingui ir reklamai ir tik tada ateis žmonės, jie valgys jūsų kavinėje ir tik tada jūs uždirbsite pajamas ir tik vėliau, kai grąžinsite visas skolas, ką išleidote už ten įrangą, nuomą, atlyginimus ir taip toliau ir panašiai, tik tada ir jeigu pasiseks, gausite pelną. Lygiai tas pasivyko ir su mūsų verslu. Tai 2009 metais mes startavome su verslu ir pirmąjį pelną pamatėme tik tais po 7 metų. Kitaip tariant, 7 metus mes dirbome tik tais už minimalų atlyginimą arba be jokio atlyginimo. Kitaip tariant, dirbi tiesiog dėl idėjos ir tik po 7 metų buvo pirmasis pelnas. Ir, kad teisingai suprasmete, koks buvo tas pirmasis pelnas. Pirmasis pelnas, jeigu aš teisingai atsimenu, buvo apie 900 eurų. Tai reiškia, UAB uždirbo 900 eurų pelno per metus. Taip, sekantis vėlesni 8, 9, 10 ir 14 metai veiklos davė didžiulius pelnus ir didžiulės pajamas, bet tam reikėjo įdėti 7 metus darbo tik tai su vizija ir su tikėjimu, kad kažkada kažkas gausis. Ir tikrai ne kiekvienas gali būti tiek pasiruošęs dirbti be jokio rezultato, vedinas tik tais vizijos. Dėl to labai svarbu yra suvokti, kad visų pirma turi investuoti, kad kažką tai gautum. Ir dabar aš suprantu, kad verslo pasaulis yra skirtas ne kiekvienam. Lygiai taip pat labai praktiškai yra investuoti ne tik į savo asmeninį verslą, bet ir į kitų verslus. Juk nebūtina turėti savo verslą tam, kad galėtum gauti dividendus ar pajamas iš verslo. Gali investuoti į tą patį S&P 500 ir gauti verslo augimo pajamas ir dividendų pajamas, jeigu investuosi, kad ir tenais. Vienas iš variantų. Iš tikrųjų, 2016 metais, kai buvome vienam iš brangiausių mano seminarų, kas liečia verslą, tai yra Anthony Robbinso Business Mastery, Tony Robbinsas pasakė vieną labai paprastą dalyką, kurį aš nuolatos pradėjau taikyti tiek versle, tiek gyvenime. Sako, mylėjai, tie, kas susirinkę buvo virš 10 000 verslininkų. Jūs privalote turėti 2 verslus. Vienas verslas tai yra tas, kuriame jūs esate, jūsų darbas ar verslas ar amatas, tą, ką jūs darote. Antras verslas turi būti privaloma tvarka, patinka jums ar nepatinka, jūs privalote išmokti investuoti ir bent jau 20% savo pajamų jūs privalote investuoti. Ir dabar kalbant apie investavimą. Šitoje vietoje investavimo pasaulis yra labai, labai platus, galima daryti daugybę pasirinkimų. Ir man patinka pasyvaus investavimo įrankiai. Tokie įrankiai, kurie nereikalauja daug laiko ir nereikalauja daug pastangų. Tai vienas iš tokių įrankių yra Indemo, tai yra platforma, kurią esu labai dėkingas už tai, kad sponsoruoja šitų video gamybą. Ir aš labai rekomenduoju pasigilinti, kaip veikia Indemo. Tai yra paskolų platforma, jeigu taip galima būtų pasakyti, tik tais veikianti kitokių principų, negu mums yra įprasta. Tai platforma Indemo ką daro, tai reiškia, jie perka turtą, kuris yra neišmokėtas bankų Ispanijoje. Na, tai pavyzdžiui, jeigu žmogus Ispanijoje negali mokėti paskolos, jis tą paskolą tiesiog duoda bankui. Bankas tos paskolos neadministruoja, jis ją parduoda Indemo. Indemo, kad galėtų nupirkti tą paskolą, susirenka pinigus, sutelktinio gali būti pasakyti finansavimo principus, susirenka pinigus iš investuotojų, nuperka tą paskolą, kuri yra gerokai pigesnė negu nekilnojamo turto vertė, tą nekilnojamo turtą parduoda ir tai tiek, kiek buvo skoloje bankui, duoda bankui, kiek buvo pasiėmę pinigų iš investuotojų, duoda investuotojams, savaime suprantama, investuotojams pinigus duoda kartu su pelnu. Taip, kad aš labai rekomenduoju pasidomėti, kaip veikia Indemo ir jeigu norite plačiau sužinoti apie šitą platformą, norite rasti žemiau po šio video. Tai platformoje Indemo galite generuoti ganėtinai solidžią grąžą, sakyčiau, tai ne tai, kad ganėtinai, bet labai solidžią grąžą, netgi 15% metinės grąžos, kas yra tikrai superinės palūkanos. Tai dar kartelį ačiū Indemo už tai, kad remia šitos video. Ir kas yra nepaprastai faina su investavimu ne į savo verslą, tai yra tai, kad pirmąją grąžą, pirmąjį pelną greičiausiai gausi po metų, po 2, blogiausiu atveju po 4 ar 5, bet bent jau nebus taip kaip mano atveju, kad reikėjo laukti 7 metų iki pirmo pelno, kuris buvo procentaliai tiesiog labai maža suma nuo to, kiek mes apyvartos padarėm. Tai tikrai labai protingas Anthony Robbinso patarimas yra investuoti ne tik į savo verslą, ne tik į savo amatą, bet kartu paskirsti riziką, diversifikuoti savo portfelį ir bent jau 20% savo pajamų investuoti kažkur tai kitur į kitus verslus. Nes vėlgi reikia pripažinti, kad mes, bent jau aš savo esu tą seniai pripažinęs, kad nesu nei protingiausias, nei gudriausias rinkoje. Yra tikrai kur kas geresnių ir gudresnių už mane, dėl to aš renkuosi investuoti ir į kitus verslus. Apie tikslą ir tikslo svarbą jau kalbėjom, bet taip pat turi būti truputį naivus. Nemaišykite su žodžiu kvailas, bet naivus. Ką reiškia būti tokiu truputėlį naiviam? Tai reiškia tikėti, kad tau pasiseks, tikėti, kad užkopsi į tą kalną, nepaisant to, kad realiai ir objektyviai žiūrint,
tą padaryti bus be galo sunku, ypač jeigu tikslas, tas kalnas yra didelis, bet tas naivumas ir toks atrodo netgi per didelis optimizmas, jisai padeda išlaikyti pozityvų nusiteikimą, išlaikyti tikėjimą, kad tau pavyks ir kai tu tiki, kad tau pavyks, tada ir pavyksta. Nes jeigu jūs būsite tie tokie, kur susidursite su pirma kliūtimi ir sakysite, ai viskas, neverta, šitas kalnas, šitas milijonas eurų, šita finansinė laisvė, šitas tikslas nevertas to darbo ir mesite viską, tai nieko nepasieksite. Bet jeigu jūs turėsite tokį naivų tikėjimą, kad dar keletas žingsnių ir jau bus geriau, dar keletas dienų versle investavime ir jau bus geriau. Ir jeigu jūs turėsite šitą tikėjimą, jums tikrai pasiseks. Tiesa yra ta, kad nė velnio nebūna taip, kad visą laiką tik tais būna viskas į viršų, tik tais gerai. Gyvenimas yra pilnas iššūkių. Viena diena būna geresnė, kita diena būna blogesnė. Dėl to mes turim tokį posakį, kad rytas už vakarą yra protingesnis. Nes dažnu atveju sekanti diena būna tiesiog pozityvesnė ir geresnė. Dėl to, mano mėlyjeji, vienas iš svarbiausių principų - būti šiek tiek naiviems. Būti tais tokiais optimistais, kurie tiki, kad ateityje bus tiesiog geriau. Tad turėkite šitą krislelę, turėkite šitą energiją ir žinau, kad šitą dalyką yra labai lengva pamesti. Dėl to super svarbu yra save apsupti pozityviais ir motyvuotais žmonėmis. Nvidia vadovas Jensen Huang neseniai interviu pasakė vieną labai svarbią frazę, kuri man tikrai stipriai įstrigo. Jis buvo paklaustas, kaip jūs nusprendžiate, kaip Nvidia kompanija, kaip jūs kaip vadovas, į kokią sritį koncentruotis, kaip jūs nusprendžiate, kur keliauti, kokias technologijas kurti. Ir jis atsakė labai paprastą, bet super svarbų atsakymą. Sako, mes renkamės daryti tai, ko niekas nedaro, mes renkamės spręsti pačią sunkiausią problemą, pačią sudėtingiausią problemą, kokia tik tais egzistuoja mūsų srityje. Ir žiūrėkite, iš šito išsirutuoja labai aiškus principas, kuris sako paprastą dalyką, kad norint uždirbti milijoną, norint uždirbti tikrai daug pinigų, reikia gebėti spręsti problemas. Ir ne tai, kad spręsti paprastas problemas. Jeigu jūs spręsite paprastas nedidelis problemas, jūsų atlyginimas bus paprastas ir nedidelis. Pavyzdžiui, gali būti problema, nežinau, užsikimšo kanalizacijos vamzdis. Problema, kaip ir paprastai sprendžiama, kaip ir nėra labai opi ir ją gali padaryti praktiškai kiekvienas vyras turintis atitinkamus įrankius. Dėl to atlyginimas nėra čia kažkoks kosminis. Jeigu sprendžiate problemą, kaip pavyzdžiui dirbtinio intelekto hardware klausimas, ką sprendžia Nvidia, štai čia problema ir kompleksiškumas ir sudėtingumas yra kosminis, iš tikrųjų kosminis, ir štai čia atlyginimai vėlgi yra nepamatuojamai dideli. Taip kad jeigu jūs norite uždirbti daug pinigų, pirmas dalykas, turite suprasti, kad problemos tai yra potencialus uždarbis, kad visą laiką, kai mes šnekame problemas, kad kiekviena problema už savęs turi paslėptą sprendimą ir iš to sprendimo galima uždirbti. Antras dalykas, nebėgite nuo problemų, o pagalvokite, kaip tų problemų būtų galima rasti dar daugiau ir rasti tokių problemų, už kurių išsprendimą jūs galėtumėte uždirbti pinigus. Vienas toks ekstra dalykas, mano supratimu ir tai, ką rodo istorija, kur kas pelningiau ir paprasčiau yra spręsti turtingų žmonių problemas. Nes pirmas dalykas, jie vertina savo laiką ir mielai susimoka už problemų sprendimą. Antras dalykas, jie turi pinigų, su kuriais gali su jumis atsiskaityti. Tad jeigu renkate spręsti problemas, mano galva, rinkitės spręsti turtingų žmonių problemas. Kitas dalykas, pasižiūrėkite, kaip galite išspręsti ne vieno, ne dviejų žmonių problemas, o krūvos žmonių problemas. Jeigu jūs galėsite išspręsti 100 ar 1000 ar netgi 10 000 žmonių problemas, kurie turi pinigų, už ką sumokėti, jūs uždirbsite tikrai kalnus pinigų. Taip kad sekantis principas yra labai paprastas. Tiesiog nebėgite nuo problemų, o pasistengkite jas išspręsti, nes tai yra potencialus jūsų pajamų šaltinis. Ir paskutinis dalykas, bet bene svarbiausias dalykas ir svarbiausias principas yra tai, kad, vėlgi priminsiu, kad gyvenimas tai yra tik žaidimas. Galbūt tai yra tik simuliacija ir nieko daugiau. Ir jeigu yra tai žaidimas, ir jeigu mes esame tas žaidimo veikėjas, jeigu norime žaisti aukštesniam lygyje, kitaip tariant, norime žaisti 100 000 lygyje, milijono lygyje, 10 milijonų lygyje ar milijardo lygyje, visą tai galima pasiekti. Bet tam, kad nukeliautumėm į tą lygą, reikalingas yra mūsų kaip veikėjo, mūsų to character arba kaip herojaus upgrade'as. Tai reiškia, kad jeigu tu nori pasiekti aukštesnį lygį, nori išeiti į milijonų eurų vertės sandorių žaidimą, į milijono kapitalo, milijono pelno žaidimą, tu turi tapti geresnis žaidėjas. O tampi geresniu žaidėju,
kai nuolatos tobulėjai ir augi. Kitaip tariant, kai tavo skillsų levelis pakyla. Ir tam, kad pakiltų tavo skillsų levelis, reikia įdėti į savo galvą naujos informacijos, naujų įgūdžių, kažko tai naujo ir kokybiško. Kitaip tariant, tau reikia geresnių skillsų, geresnių įgūdžių, negu tu prieš tai turėjai. Ir šito vietoj galima tiesiog paimti knygą ir ją paskaityti. Ir ne tik paskaityti vieną kartą, o perskaičiau ir viskas, jo? Ne. Jeigu aš pasiėmu gerą knygą, nebūtai šitą, Jordanas Petersonas, puikiai knyga beje. Bet šito vietoj, ką aš darau, aš knygas, kurios yra tos, kurios keičia mąstymą, aš klausau ir klausau. Ne vieną, ne du, net ne 10 kartų. Yra knygų, kurias aš esu perklausęs daugiau negu 100 kartų. Praktiškai kai kurias Brian Tracy knygas aš moku atmintinai. Kodėl? Nes tai pakeitė mano mąstymą. Pakeitė mąstymą, pasikeičia tavo veiksmai, pasikeičia tavo rezultatai. Tai dar kartelį, norite geresnių rezultatų, pakeiskite save kaip žaidėją, nes tai yra tik žaidimas. Ir norint perėti į kitą lygį, prisiminkit, kad reikia tobulėti. Tai ačiū, kad buvo šitame video ir pasimatysime kituose video. Ir kaip visą laiką, jeigu jums patiko šitą informaciją, uždėkit laiką, paspauskite subscribe mygtuką, nes man labai svarbu ir labai motyvuoja tai yra kurti kitus video, kai matai, kad kažkas tai paspaudžia like, pakomentuoja ir daro tos veiksmus, apie ką kalbėjau. Beje, jeigu jūs esate padarę bent kažką iš šitų veiksmų, apie ką aš kalbėjau šiame video, tai brūkštelkite komentarą, ar pavyko, ar tai pagerino jūsų rezultatus. Nes manau, kad jeigu žmonės matys, kad iš tikrųjų tai veikia, tai padeda pagerinti rezultatą, bus daugiau žmonių, kurie tai pritaikys savo gyvenime ir taip mes turėsime daugiau pozityviai nusteikusių ir su gera energija gyvenimą gyvenančių žmonių. Tai dar kartą ačiū Jums ir iki pasimatymo kitos video. Ate!